Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Rytų skonis. Taip, kaip aš galiu padėti jums? Pirmą kartą. Čia kas čia per parduotuvę? Pirmą kartą. Tada čia yra rytietiški produktai iš Turkijos, iš... Turkiška produkcija visą. Jo, artimijų. Taip, iš Arabija, iš Graikija irgi yra. O aš labai norėčiau, žinokit, atsibodo vyrui cepelinus virti. Tai gal kažką pasiūlyti? Mes neturim cepeliną, čia mes turim kitas produktas. Jūs padėsit man, ne? Taip, aš galiu. Geras, vyrui padarysiu staigmeną. Labą dieną. Kaip sekasi? Gerai. No. Kas čia dabar yra? Bulgur? Bulgur, taip, kviečiai. Bet šitą kaip Turkija labai populiari. Tenai kaip ryžiai. Ai, ryžiai. Bulgur kruopos naudojamos lygiai taip pat kaip ryžiai. Tik skirtumas tas, kad yra daug maistingesnės. O kas čia? Avinžirnė, mūsų labai populiari šitas. Žinai, už avinžirnę galima padaryti humus, labai populiari čia. Mes jau padarytų humus mes turim čia. Bet šitą humus padaro iš avinžirnę ir sezamo pastą. Lęšiai vegetarų džiaugsmas. Šie ankštiniai augalai itin turtingi baltymų. Geltona ir raudona galima labai skanu surbytę padaryti, už žalę kaip košė. Ir šitas labai daug yra proteinų. Proteino, labai daug energijos. Taip. Ir, žinai, jeigu vegetariški žmonių, šitą labai tinka. Tai gerai, tai ką man šiandien vyrui padaryti valgyti, dabar aš galvoju, čia lęšiais jį pamaloninti. Balandėlis galima padaryti už vynuogių lapai. Vynuogių lapai? Taip, mes turim. Kur, parodyti. O šitų pavirti nereikia, jie jau išvirė, taip? Jau šitas sumarinuoti, reikia virti ir mes turi viską, šitą receptą prie kasos. Sarkanas rekomendavo pikantiškiams balandėliams naudoti maltos jautienos ar avienos įdarą. Vegetarai vynuogių lapus gali daryti lęšiais ar bulgur kruopomis. Prieskonių reikia dar. Taip, prieskonių reikia. Jeigu kaip vegetariški, tada šitas džiovinti serbentai, pirmą kartą girdėjau. Taip, kartu. Ir matau pirmą kartą džiovintus serbentus. Ir aštri, aš kalbu, jums patiko aštri? Jo, labai aštri mėgstu. Tada irgi mes turim aštrų radoną, pipirai. Šitą grini aštri. Labai aštrus, ar ne? Nelabai. Bet kad būtų skanus aštri. Taip, skani aštri. Štai irgi. Darysim balandėlius šiandien. Jūs turi šaltibaršį ir mes turi Turkiją džedžik. Bet darote su burokėliais? Ne burokėliai. O ką? Agurka. Ir česnak. Ir metam. Ir biški druska. Čia yra metam ir česnak miltelė. Pusryčiams Sarkanas rekomenduoja valgyti fetos sūrį arba gerti turkišką jogurtą airaną, kurį itin mėgsta sportininkai. Fetas sūris, šitą 55% riebalai. O, kaip sunku. Taip. Šitą 60% riebalai. Visada kokie riebesni. Riebesnis skanesnis. Šitas prieskanu gali padaryti su šitą jogurtu. Tai aš savo vyrui padarysiu vakarienę, nuostabią balandėlį. Agurką reikia ir šitą įdėti. Ir mišinį reikia ir biškį gali alyvuogės aliejų. Šakės. Fantastika. Aurimai, tau šiandien nuskilo. Viduržemio jūros regiono gyventojai itin vertina alyvuogės. Jas skanauja marinuotas, deda į salotas, o alyvuogių aliejų vertina kaip skystąjį auksą, tinkantį ir maisto ruošimui, ir grožio procedūroms. Prašom, paragauti. Labą dieną ir vėl. Šitą alyvuogės labai skanu. Rytų šalyse labai populiaru salotas gardinti ne riebiu majonezu, o sirupu. Į granatą sirupą. Ir šitą labai gerai tinkam su salatom, žuvė ir marinuoti vištieną. O
čia tai kas čia? Šitą papriką, džiovinti papriką, gali Džiovinta padaryti paprika? balandėlį irgi. Sarkanas sakė, kad išvirus džiovintas paprikas ar baklažanus, juos taip pat galima įdaryti malta mėsa. Štai jums dar viena balandėlių variacija. Balandėlis jau padaryti, jeigu... turėti. Iš karto, kad Su vynuogių turėti. lapą. O, kaip patogu. Turkija – viena populiariausių atostogų krypčių. Bet iš ten į Lietuvą grįžę poilsiautojai mėgsta pagudrauti, saldumynus perka Vilniuje, o sako, kad parskraidino iš Turkijos.